Dar vienas klausimas. O kaip gražiai, oi, čia. O kaip apie priminimus? Jei yra darbas, kurį vyras pažadėjo atlikti ir jis vis randa kažkokių užsiėmimų ir suplanuotam darbui atlikti vis neturi laiko. Čia yra kaip ir mažo vaiko matoma pozicija, tai jūs skubat, bus pristatyta visa pozicija, visa paskaita apie tai. Ar galima kažkaip jam gražiai moteriškai priminti, ar reikia lavinti savo kantrybę? Pirmiausia, kai jūs pakalbate apie visus tuos darbus, ne, nu, tarkim, jisai prisėmė atsakomybę, kad jisai kažką atliks, paklausti jo. Ar tu nori, kad aš priminčiau tau? Aš jaučiuosi nesaugi, man atrodo, kad tu galbūt neatliksi to darbo. Aš truputį bijau, kad jis nebus atliktas, o jisai turi ten tą kažkokį tai terminą ir panašiai pakalbėti nuo savęs. Ne? Ten tas moteriškas kažkoks gudrus priminimas, tai yra mamytės pozicija kažkaip moteriškai, bet mamytės pozicija energetiškai ir yra mamos pozicija. Ne? Tai priminti nieko nereikia, atiduoti jam atsakomybę, paklausti, pasakyti, kad aš jaučiuosi nesaugiai, ar tau reikės kažkokio priminimo. Vyras sako, ne, nereikia, gali apie tai nekalbėti. Ir kai jau tas darbas turėjo būti padarytas ir jisai nėra nepadarytas, leisti jam pamatyti, kokios yra pasiekmes, o kaip auga vyriški pečiai, jeigu ne per iššūkius ir iššūkių įveikimą. Ir jeigu mes taip vaikus auginam, mažus berniukus, jie nemato pasiekmių, padarė kažką ir net nesupranta, kad tai yra negerai. Tai lygiai taip pat ir čia šalia manęs vyras, atiduok jam atsakomybę. Taip ir pasakyk, pavyzdžiui, žinai, aš nenoriu nei priminti, aš nenoriu būti atsakinga, aš tau atiduodu. Jeigu tu ten neparašysi, nepasakysi ir kažkas įvyks ne taip, kaip turi įvykti, nu ir tebūnie, tai tavo atsakomybė. Aš tiesiog nebenoriu apie tai kalbėti. Geriausia yra tiesiog nuo savęs atiduoti jam, nebelaikyti savo energijoje ir savo mintį, kad ten turiu kažko pasirūpinti, kažką priminti, atiduoti ir aiškiai apie tai iškomunikuoti, aš tau atiduodu, aš nenoriu apie tai galvoti, man per sunku, man kyla įtampa, aš nervinuosi, aš pergyvenu, atiduodu, tu pasidaryk ir man bus ramu. Viskas. Ir ten nestebėtis pasidarys. Jis nepasidarys, jo čia ir problema. Ir net nebandyk, va, ašgi tau sakiau, kad būtinai tau reikia pasidaryti, o tu manęs neklausėjai, nu kas čia dabar? Jo vyriški dalykai, tu užsiemusi savais dalykais. Bet kai moteris neturi savęs kaip asmenybės, ji net neturi kuo būti užsiemusi, savo ritualų, savo dalykų. Aš dabar, kai pagalvoju, taip, aš kažkada gelbėjau savo vyrą ir finansuose, ir veiklose, ir jo versluose, ir ten gelbėtoja, o Dieve. Ir primindavau dalykus. Bet kuo daugiau ėjau į moterišką energiją, tuo labiau supratau, kad kiek aš daug visko turiu ką nuveikti faino apie save, dėl savęs. Ir aš net nebenoriu ten būti už kažkokius dalykus atsakinga, tebūnie, tu prisiemi, tau reikia, tu nori, valia, viskas. Ir tau ten kažkas nesusidėliojo, nu tai tu ir patiri tai. Ir mes puikiai žinom, ką tai reiškia, ar ne?